Yra nemažas kiekis žmonių, kurie galvoja, kad Kelyje 2 yra lietuviškas žaidimas. Yra taip pat žmonės, kurie rašo per 15 minučių, kad tai yra lietuviškas žaidimas, kas dar gilina konfūzą. Yra žmonių, kurie nežino, kad tai yra visa serija. Ir taip pat tuo, kad po vienu brandu, Hard Truck, buvo surinkti skirtingų kūrėjų skirtingi žaidimų projektai. Nuo furistų lenktynių, gyvenimo simulacijos iki postapokalipsės. Šio brando dėka Kelyje 2 turi ryšį su Euro Truck Simulator 2. Per labai ploną siūlą. Taigi peržiūrėsime, kas įeina į šį brandą ir kas iš jo išsivystė. Senas žaidimo apžvalgas iš to metų kritikų galite rasti tinklapyje Moby Games. Būtinai reikia pasakyti tai, kad didžiai daliai minimų žaidimų reikia vienokių ar kitokių pataisimų, tam, kad jie veiktų ant kompiuterio. Ir tai buvo didelis minusas tiek dabar, tiek ir jų išleidimo metu. Pats pirmas sunkvežimių lenktynių žaidimas Dalnobojšiki. Lietuviškai verstųsi kaip tolimųjų reisų vairuotojai arba furistai, o kada būtų paprasčiau toliau vadinsime Kelyje. Jis buvo kurtas rusų studijos Soft Lab NSK. NSK nes studija iš Novosibirsko. Ką galima pasakyti apie šį žaidimą, jis buvo pirmas toks rinkoje, o kadangi konkurentų daug nebuvo, jis buvo gan sėkmingas. Tiek, kiek kūrėjai patys nesitikėjo. Nors pačio turinio žaidėmėm labai mažai. 3 trasos, 1 lenktynės ir 1 challenge žemėlapis, kuris būtų kaip kokio Mud Runners alfa versija. Kas su jo sudėtinga yra jo paleidimas. Man jį pavyko paleisti ant VirtualBox su 98 Windows'ais ir tai jis veikia su vaizdo glitchais. Daugiau problemų nei su antraja dalimi. Pats žinomiausias serijos žaidimas Kelyje 2. Jis buvo išleistas kaip versija 4.0 dar 2000-aisiais Amerikoje. Ir jis buvo to meto Early Access analogas, kuriame žaidėjai turėdavo jį atsinaujinti patys, siųsdamiesi pačius iš oficialios svetainės. Pradinėje versijoje nebuvo daugelio dalykų, kaip naftos bazių, šviesoforų, racijos ir realiai tai buvo beta versija. Po metų Rusijoje buvo išleistas 6,5 versijos CD. Tai buvo pirmasis leidimas. Žinoma, tais pačiais metais išėjo ir atnaujintas leidimas, kuris pasirodė ir pas mus, Lietuvoje, su versija 7.3. O pati pačiausia, versija 8.2, išėjo 2003-aisiais. Pagerinta fizika, dirbtinis intelektas ir buvo žymiai daugiau turinio. Tada dar pradėjo dirbti moderiai su tokiais modais kaip C-mod, kurie dar labiau išplečia žaidimo galimybes. Nuo pat pradžių žaidimas buvo išties populiarus, tačiau ir sulaukė nemažai kritikos dėl klaidų. Net Amerikoje jis parsidavė gan gerai – 700 000 kopijų. Ir net žurnalas Edge 2006-aisiais stebėjosi, kaip šis žaidimas pateko į top 100 PC žaidimų sąrašą pagal fizinius pardavimus. Atsiranda eismas, slapti keliai, racijos, policija ir palyginus su pirmąja dalimi milžiniškas kokybinis šuolis. Nors žaidimas kaip ir neturi siužeto, žaismas gan geras ir užkabinantis. Mums tiesiog reikia kontroliuoti daugiau nei 51% rinkos. O kaip? Čia jau viskas mūsų rankose. Lietuviška versija išversta Akeloti ir ko. Ir įgarsinta profesionalių aktorių. Savo laiku buvo kažkas tokio. Ypatingai, kai viskas buvo padaryta gan aukštame lygyje. O vaikinai, man nereikia nemalonumų. Klok babkės. Atleisk, nepatempsiu. Norint šį žaidimą paleisti šiais laikais nėra sunku. Anksčiau reikėjo naudoti DG Voodoo, kas veikdavo, bet užknisdavo su savo nesąmonėmis. Tada moderis Red Power sukūrė D2GI, kuris pavertė žaidimo paleidimą gan lengva procedūra. Ir prie jo prisidėjo GTA moderis Silent, kuris sukūrė atnaujintą šios modifikacijos versiją, kuri prideda dar daugiau pataisimų. Viskas, ką tai reikia padaryti, tai įmesti Silento D2GI į žaidimo direktoriją ir galime važiuoti toliau. Kadangi Soft Lab pradėjo žaidimo Kelyje 3 kūrimą ir žadėjo išleisti 2003-aisiais, reikėjo žaidimo, kuris užpildytų išleidimo langą. Kadangi leidėjas Velusoft jau ilgą laiką dirbo su čekais, SCS Software, kurie prieš tai kūrė medžioklių ir kitų veiklų simuliatorius, jiems tai buvo pirmas furisto simuliatorius – Hard Truck 18 Wheels of Steel. Čekų studijos žaidimas tapo naujos serijos 18 Wheels of Steel dalis, be kurios dar yra 7 žaidimai, kurių kiekvieno veiksmas vyksta Amerikoje ir kiekvienas iš jų iteruoja, kas veikia praeitose dalise ir pristato naujų mechanikų. Šis žaidimas buvo pirmas čekų blynas. Jis pašalina lenktynes ir priartėja prie labiau furisto simuliatoriaus. Savo laiku jis buvo įvertintas vidutiniškai, nors stilistiškai primena Kelyje 2 pagal savo interfeisą. Tačiau yra tam tikrų niuansų, kurie susiję su pačio žaidimo mechanikomis ir klaidomis.
klaidomis, kurios tolesniuose žaidimuose buvo ištaisytos. Nuo šio žaidimo čekai tobulino simuliatorių žanrą, kuriame ir tai buvo sėkmingi, kol galiausiai jie pasiekė fūrų simuliatorių Olimpą su Euro Truck Simulator 2 ir American Truck Simulator. Taigi galima sakyti, kad Kelyje 2 per labai ploną liniją yra susijęs su Euro Truck Simulator 2 ir American Truck Simulator, nes žaidimai, ant kurių laikosi dabartinis furistų simuliatorius ir visas žanras, egzistuoja tik todėl, kad žaidimo Kelyje 3 kūrimas buvo toks chaotiškas ir tiek užtruko, kad leidėjui reikėjo kažką paleisti. Ir to vietoje pasirodė čekai. Mašinos, ratai, kulkosvaidžiai ir apokalipsė. Kaip teigia žaidimo viršelis Falloutas ant ratų. Kažkam kilo mintis, kad chebra mums reikia padaryti pašėlusi Maksą ir dėl žinomumo pridėkim serijos apie fūras pavadinimą. Gi vis tiek, kaunamės tai su fūromis. Tai irgi yra leidėjo kaltė. Kadangi tai buvo visiškai originalus projektas, niekaip nesusijęs su prieš tai ėjusiais serijos žaidimais. Realus žaidimo pavadinimas yra Ex Machina iš Targem Games. Žaidimo įkūrėjai buvo draugų kompanija, kuriems tai buvo pirmas rimtesnis projektas. Todėl leidėjas leido kurti žaidimą 2 metus ir prie galo net padidino finansavimą. O kadangi kovos vyksta tarp fūrų, tai bus Hard Truck Apocalypse. Žemėje įvyko katastrofa. Todėl dabar visi privalo dėvėti veido kaukes. Reali priežastis yra ta, kad animatoriai tingėjo animuoti veidus. Ir tas dalykas užtruko. Čia mes turime ir siužetą, ir questų. Tačiau šį žaidimą reikia būtinai žaisti su Community Mod, kuris sutvarko žaidimą ir jo klaidas. Nes pats žaidimas iš savęs traukia vos ant 5-6, o su bendruomenės modais Remaster and Improved Storyline traukia ant 7 ir net vietomis link 8. Čia mes žaisime už 18-metį vaikinuką, kuris gyvenimo pradžiai iš tėvo gauna fūrą su kulkosvaidžiu, kaip postapokaliptinis furistas, ir jam teks gintis nuo banditų, vežti krovinius ir vykdyti questus. Čia taip pat mes sutiksime moterį vardu Liza ar Alisa, kuri ieškos kažkokio nežinomo artefakto. Priklausomai priimsime ar nepriimsime jos užduoties, turėsime skirtingą siužetinę liniją. Greit žus mūsų tėvas, kuris pasirodo yra ne mūsų tėvas, ir dabar reikia suprasti, kas jį nužudė, arba ieškoti, kas yra mūsų tikras tėvas. Toks siužetas kaip Fallout 3, kol tas dar net nebuvo pasirodęs. Žaidimas yra ant tiek nišinis, kad sunku rasti jo apžvalgą. Ir mano minėtas Jank Baron Dom buvo padaręs jo apžvalgą prieš 8 metus. Kaip pat žaidimas išbandžius toks pusė velnio open worldas, tik problemos yra tokios, kad labai lėta pradžia ir ilgi atstumai, kuriuos reikia keliauti. Net ir žaidžiant su community modais yra ką veikti. Su Falloutu galima kaip ir nelyginti, nes realiai tik gali atsinaujinti mašiniuką, atnaujinti jo priekabą, atnaujinti jo kėbulą, bet viskas progresuoja ne patirties taškų ar lygių pagalba, o pinigų. Pradėsime nuo lėto sunkvežimio su paprastu kulkosvaidžiu, kuris vos traukia 90 km/h geriausiamis sąlygomis, o baigsime su tvirtove ant ratų, 5 ginklais lazeriniais ir spaudžiam apie 200-210 km/h. Aišku, net ir su pagerinimais ant galo vis tiek yra daug atstumo, kurį reikia įveikti, ir bus tokių vietų, į kurias reiks keliauti 10-20 km. Net ir spaudžiant 200 km/h vis tiek užtruks apie 5-6 minutės realaus laiko. Bet žinot, kaip sakoma, kas vieniems yra minusas, kitiems yra pliusas. Ir bendrai su moda žaidimas visai neblogas. Ir primena tokį kosminį simuliatorių Freelancer, kur blaškaisi po kosmosą, pristatai krovinius, šaudai, gaudai ir dažnai skraidai po tuščią erdvę. Apžvalgininkai išleidimo metu įvertino vidutiniškai dėl gausybės techninių bėdų susijusių su žaidimo stabilumu ir prastos lokalizacijos, per kurią vietomis sunku suprasti ir tuo pačiu sekti siužetą. Po metų nuo jo išleidimo išėjo atskiras standalone papildymas Rise of Clans Meridian 113 su atskira istorija, kuri mus nukelia į buvusias Jungtines Amerikos valstijas. Veiksmas vyksta tame pačiame pasaulyje, tik su naujais priešais. Šis papildymas supanašėja su Fallout serijos žaidimais, kadangi atsiranda perks. Žaidimas sklandesnis, greitesnis ir labiau sustiguotas. Jame taip pat mašinos greičiau juda. Ir dar buvo toks Hard Truck Apocalypse Arcade, bet ten yra visiška tragedija, kurios geriau neminėta, nes bandyta supaprastinti žaidimą ir gausi visišką velniavą. 2017-aisiais šių žaidimų kūrėjai Targem Games išleido nemokamą MMORPG žaidimą Crossout su panašiomis mechanikomis ir jis buvo išleistas
Gaijin Entertainment. Taigi Kelyje 2 per dar planesnį siūlą yra susijęs su War Thunder. 2006-aisiais išėjo paskutiniai serijos Hard Rock žaidimai. Ir kas galėtų pagalvoti, tai yra logistikos verslo simuliatoriai, taikūnai. Jie yra labai prastai vertinti. Ir yra visiška niša, todėl aš nemanau, kad apie juos reikia kalbėti. Bet yra dar vienas žaidimas, apie kurį, manau, reikia kalbėti. Dėl teisinių priežasčių jis nėra Hard Rock serijos dalis, tačiau jis yra serijos Kelyje tęsinys. Jame kūrėjai stengiasi perimti GTA audienciją. Kelyje 3. Ir į furisto lenktynininko simuliatorių pridėtas siužetas, kurio nei reikia, nei jis baisiai geras. Kaip sako pavadinimas, reikia užkariauti Ameriką. Tiesa, amerikiečiai yra įgarsinti panašiai taip, kaip per anglų kalbos egzaminą šneka mago šnekėtojai. Jis dėl pirmų dviejų Kelyje sėkmės buvo žadėtas dar 2003-aisiais. Deja, žaidimo kūrimas yra sudėtingas procesas ir žaidimas dienos šviesą pasiekė tik 2009-aisiais, ko pasiekoje išleidimo metu jo grafika jau buvo stipriai pasenusi. Jis buvo įvertintas vidutiniškai ir kurie išleido vieną iš planuotų dviejų DLC. Ir tas vienas DLC nėra taip lengvai prieinamas. Kol buvo kūriamas šis žaidimas, čekai spėjo išleisti 8 furistų simuliatorius, visus, kurių veiksmas vyko Amerikoje. Ir pati ilgiausia šio būtent žaidimo kūrimo dalis buvo žaidimo variklis. Nes tais laikais reikėjo susikurti variklį savo žaidimui. Ir nebuvo jokių Unity, jokių Unreal ir taip toliau. Bet įdomiausias klausimas. Kaip pats žaidimas? Įdomus, nes antiek prastai, kad įdomu pereiti iki galo. Užsienio apžvalgininkai išleidimo metu įvertino 6 kaip gan monotonišką žaidimą. Klientai atsiliepė neigiamai dėl bugų ir techninių problemų, kurių šiame žaidime gausu. Žadėta būti galimybė furistų Kalifornijoje, didesnės modifikacijos galimybės ir žalos sistemos. Tačiau dėl techninių bėdų tokie dalykai kaip praeiviai, nelegalūs kroviniai ir visa kita buvo pašalinta. Ir žalos sistema prastesnė nei Kelyje 2. Kaip ir praeitame žaidime, reikia tapti didžiausią firmą. Tačiau yra niuansų, tokių kaip laiko limitas. Taip, šiame žaidime toks dalykas yra. Ir jūs turėsite būtinai didinti savo fūros greitį, kadangi jūs negalėsite vėluoti į pagrindinės misijas. O visas žaidimo kaifas yra šalutinėse, kurias turėsite ignoruoti ar mesti jas jų vykdymo metu. Laiko limitas gadina visą žaidimą. Ir jeigu norėsite pamatyti viską, ką žaidimas gali pasiūlyti, jums reikės ieškoti internetinių gidų. Kalbant apie vienintelį rimtesnį žaidimo pliusą, tai yra garso takelis. Žmogus, kuris buvo pasamdytas surinkti garso takelį, amerikietis nepasišiukšlino ir parinko tikrai gerą muziką. Ir tai, mano nuomonė, yra vienintelis geras dalykas apie šį žaidimą. Ir aš pridėsiu šį garso takelį prie prisektų komentarų. Dėl šio žaidimo nesėkmės kūrėjai neteko galimybės dirbti prie rimtesnių žaidimo projektų. Tai vat. Jūs sužinojote apie seriją, kurios dėka atsirado Euro Truck Simulator ir American Truck Simulator, kurie yra laikomi pačiais geriausiais tolimųjų reisų vairuotojų simuliatoriais. Iš visų žaidimų, nors Kelyje 2 man kelia nostalgiją, Ex Machina buvo tikras atradimas. Ir netgi sakyčiau vietomis visai neblogas. Kaip gaila, tu nesupranti. Maniau, kad kitoks esi. Baimės, kurias tu slepi. Ilgai šnarės tavo ausy. Ir žodžiai kartais sužeidžia, kartais